Sveiki, oranžinio sviedinio mėgėjai, esu komentatorius Vaidas Čiponis. Na kągi, ant nosies pasaulio vyrų krepšinio čempionatas, daug nerimo dėl Lietuvos rinktinės, bet aš esu nusteikęs optimistiškai. Prisiminkime 2010 metus, irgi mūsų būrys pajėgiausių žaidėjų negalėjo atvykti į planetos pirmenybės, tačiau mes sugebėjome iškovoti bronzą. Taip, lietuviai strigo kontrolinėse rungtynėse, tačiau esu optimistas ir manau, kad Lietuvos komanda dėl to pateks į atkrintamąsias varžybas ir tai galima traktuoti kaip tikrai neblogą rezultatą. Kai Lietuvos rinktinė turi nemažai minusų, ypač turiu omeny gynybą, kur turime du lėtus nemobilius vidurio puolėjus ir aišku tikrai sudėtinga apsiginti prieš varžovų pick and rollą, ypač kai oponentai turi ir gerų metikų. Tačiau mūsų komanda aišku turi ir riebių pliusų, turiu omeny mūsų centrų žaidimą ant uselio, kurie dažnai pritraukia du oponentus, gali gerai nusimesti kamuolį ir tokiu būdu išlaisvinti kažką iš mūsų kitų krepšininkų. Taip, nebus Domanto Sabonio, bet kita vertus tada bus mažiau kišama kamuolių mūsų centrams, kiti krepšininkai imsis iniciatyvos, turime pataikančių krepšininkų, tai ir Bendžius, Normantas, Sirvidis, Kuzminskas, turime gerai besiverdžiančių žaidėjų, kurie gali draskyti varžovų gynybą. Pirmiausia, turiu omeny Igną Brazdeikį, būtų Tomą Dimšą, dar vieną kitą. Ir lietuvių gyvenimą gali palengvinti tai, kad labai daug žvaigždžių iš kitų rinktinių atsisakė žaisti pasaulio čempionate dėl įvairių priežasčių. Bus labai daug apylygių, netgi sakyčiau vienodo pajėgumo komandų, todėl prognozuoti rezultatus yra be galo sudėtinga, tai lyg būrimas iš kavos tirščių, loterija savotiškas žaidimas, tačiau aš pabandysiu paprognozuoti. Taigi pradėkime nuo grupės. Mano spėjimas toks, kad pirmąją vietą užims Italija, antrą Dominikos Respublika, trečią Filipinai, ketvirtą Angola. B grupė. Pirmi bus serbai, antri kinai, trečias Puerto Rikas, ketvirtas Pietų Sudanas. C grupė. Grupę laimės amerikiečiai, antroje pozicijoje bus graikai, treti naujazelandiečiai ir ketvirtoje paskutinėje vietoje Jordanija. D grupė. Esu optimistas, pirma Lietuva, antra Juodkalnija, trečia Meksika, ketvirta vieta Egiptas. E grupė. Pirmi vokiečiai, antri australai, treti suomiai, ketvirti japonai. F grupė. Pirma vieta Slovenija, antra Sakartvelas, trečia Venesuela ir ketvirta Žaliojo Kyšulio salos. G grupė. Grupę laimės ispanai, antri bus brazilai, trečias Iranas ir ketvirtas Dramblio kaulo krantas. Ir H grupė. Pirma vieta Kanada, antra vieta Prancūzija, trečia Latvija ir ketvirta vieta Libanas. Paskui, kaip žinome, bus sudarytos naujos grupės. Į antrą etapą pateks po dvi geriausias kiekvienos grupės ekipas iš pirmojo etapo. Taigi, į grupėje pirmą vietą užims Serbija ant... O, čia klėdžiu. Kągi, pašalinome techninius nesklandumus ir gyvulį nuo ekrano, taigi galima tęsti mano prognozes. Antrasis etapas į grupę. Pirma vieta Serbija, antra Italija, trečia Kinija, ketvirta Dominikos Respublika. J grupė. Pirmi bus amerikiečiai, antri, esu optimistas, lietuviai, treti graikai, ketvirti juodkalniečiai. K grupė. Trys, iš esmės, lygiavertės komandos. Kiekviename čempionate būna tikrai nemažai staigmenų. Taigi, pirmi australai, antri vokiečiai, treti slovėnai, ketvirtas Sakartvelas ir L grupė. Mirtininkų grupė. Mano spėjimas: pirma Kanada, antra Ispanija, trečia Prancūzija, ketvirta Brazilija. Taigi pereinu prie atkrintamųjų varžybų. Mano spėjimas
Lietuva Serbija susitiks šitame etape ir dėja prognozė mano liūdnoka, pergalę išplėš Serbijos krepšininkai. Antras pusfinalis Australija, Ispanija, į pusfinalį žengs ispanai. Trečiasis pusfinalis Kanada, Vokietija, kanadiečiai įveiks varžovus. Ir paskutinis pusfinalis JAV, Italija, aišku, amerikiečiai užtikrintai įveiks savo priešininkus. Kągi, pusfinaliai. Serbija, Ispanija. Pirmasis pusfinalis. Ispanai pranoks tikrai toli gražu nestipriausios sudėties žaidžiančią Serbiją. JAV, Kanada, čia turbūt bus tikras trileris ir spėju, kad pergalę iškovos JAV komanda. Taigi pereikime prie kovų dėl medalių. Mažajame finale prognozuoju susitiks serbai su kanadiečiais ir čia triumfuoti turėtų Kanados komanda prisodrinta pajėgių NBA krepšininkų. Na ir ką, didysis finalas JAV, Ispanija. Manau, kad vyks bekompromisė, įnirtinga, atkakli kova iki paskutinių minučių, galbūt net iki paskutinių sekundžių ir prognozuoju, kad vis dėlto triumfuos šiame pasaulio čempionate JAV krepšininkai, o ispanai tenkinsis sidabru. Taigi tiek prognozių, turbūt suprantate, kad tai tik žaidimas, loterija, atspėti turbūt visko neįmanoma ir jeigu sugrybausiu, tai gal labai smarkiai manęs nekritikuosit ir nesumušit kur nors gatvėj. Taigi tai buvo mano Vaido Čeponio prognozės, atsisveikinu iki.